Ką žinau. Tipo, iš tos foto zonos, tai eitum iš karto matas kalbėti. Visas matas. Kažką vibratus jungtas. Sveiki atvykę į Ritmo podcast'o 10 seriją. Paplojam 10 seriją. Yeah! Mes per pomžą, žinai. Prastas finansavimas mūsų podcast'o. Taip, tai norime... Pradedam su prisistatymu. Taigi grįžo mūsų 8 serijos svečias ir 3 ir dar kažkur, nepamiršau jau. Tai va, aš Deimantas Gelbuda. Au. Aš Kustė Raškevičiūtė ir man patinka su šį. Au. Aš esu Emilija Levinskai. Erikas tikriausiai. Aš esu Tajus, Jonušas. Labai gerai. Ne. Gerai, šio viso podcast'o pagrindinė tema bus patirtys. Kaip... Oh, yeah. Taip. Gerai, pradedam nuo pirmo. Aš žinau, kam plojam. Gerai, ar mėgstate išbandyti naujus dalykus? Jo. Aha, taip mėgstu. Jo, gal. Nu jo, mėgstu. Nežinau, ką sakyti. Labai netgi. Sakykim, jo, patinka. Paplogim dar kartą. Tualetą duris neužsidarė, pradėjau trankyti duris, reikčiau nuslopinti. Aš nenoriu. Patricija, tau linkėjimai iš Lietuvos. Dar kartą paplokim. Jo, jie arabai fanai puola. Jo. Taip, kada paskutinį kartą padarėte kažką pirmą kartą? Šiandien sužinojau pirmą kartą apie rusų, kad egzistuoja moteriška giminė L. Aš nežinau, nes pas mane mintis trumpalaikį. Čekt. Priklausomos situacijos. Koks klausimas? Vakar. Gyvenau. Padainuok kažką. Čia yra mūsų remixas. Tai čia per dujinės. Nu, kokia puikia muzikos grupė. Plakatas. Trečias klausimas. Ar lengvai išeinate iš komforto zonos? Ne. Palauk, kas ta komforto... Oi. Ai, nu taip, nu jo. Priklauso nuo situacijos. Šiaip iš tikrųjų dabar netrolinsiu, tai lengva išeiti. Man irgi sakyčiau lengva išeiti. Kartais. Kodėl? Ką žinau. Tipo, iš tos foto zonos, tai eitum iš karto matas kalbėti. Visas matas. Malkas! Nieko nežinau. Aš galvojau, mes apie komfortą kalbėjom. Tai jo, tai aš turiu... Kokias malkas? Žiūrėk, klausyk dabar. Linkėjimai jums ir... Taip, kudis tim. What the hell? Ir matau, kai aš tavęs pasilgau. Visas matas. Kas matos? Ai, gal. Ar 4 nauji iššūkiai labiau motyvuoja ar gąsdina? Ką? Ką? Iššūkiai labiau motyvuoja ar gąsdina? Būna visaip. Nežinau, kada paskutinį kartą turėjau iššūkį. Jo, pritariu Deimantui, bet šiaip priklauso koks iššūkis. Jo. Nu jeigu baisus, tai gąsdina.
Reikėjo klausyti. Dainę. Nepykit ant jo. Nepykit ant jo, nepykit ant jo. O tai koks klausimas? Nuostabu. Ar nauji iššūkiai labiau motyvuoja ar gazdina? Gazdina. Aš gazdinu. Centras. Ar mėgstate spontaniškus sprendimus? Pirmas dalykas, ką reiškia spontaniškai. On the spot. Taip, tikrai, kad taip. Nežinau, kodėl aš čia, žodžiu, nelabai, nes aš mėgstu viską susiorganizuoti ir tada viską įvykdyti. Ne. Tipo, tau reikia malkas. Labai mėgstu, bet ypač priklausomos situacijos. Tiesiog sakyk nuo priklausomos situacijos. Ne, priklauso nuo situacijos. Priklauso nuo situacijos. Duoktų man tą mikrofoną. Taip, kas jums labiausiai padeda prisitaikyti prie naujų situacijų? Labai lengvi leliukiško režimo, kaip sakant. Prie naujų situacijų, taip, gal turbūt tikriausiai. Tikriausiai šis Deimanto podcastas, nes turėjau aukoti laiką ir greičiau rašyti chemijos kontrolinį darbą. Buvo, ne? Tas chemijos darbas. Man šiaip... O kodėl jūs duot, ką jūs man blogo daro? Nelysk į mūsų klasės privatų inventorių. Šiaip niekas, bet šiaip turbūt prie naujų situacijų padeda prisitaikyti... Naujas telefonas! Kas man padeda? Tai aš nežinau, sakyčiau, Deimanto podcastas. Sakyčiau, Deimanto podcastas. Man net nedavė pakalbėti. Tu sakei jau. Ar lengva pradėti jums nuo nulio? Visiškai. Nu, jeigu naujas dalykas, tai nemanau. Nu taip, sunku, ką reikia įsivažiuoti. Tiesą pasakius, dabar mielai grįžčiau namo ir pulčiau į lovą. Nu ne, nelengva. Niekam nelengva pradėti nuo nulio. Ne. Nelengva tikrai. Prireikia daug pastangų, motyvacijos. Tai va. Aš jau atsakiau. Dar kartą. Nu ne. Ar nauja aplinka jūs įkvepia? PVZ dabar. Iš Rūsio ateini iki savo, iš Rūsio perini į naują padarytą klasę jo. Ir pričiom čia šitas pavyzdys? PVZ, žinai. Nežinau. Pratau. Aš taip. O. Tu tiesiog tyli, ką matai. Tiesiog tyli. Kas tai, ja? Neįkvepia, sakyčiau, nes viskas taip pat liūdna ir Deimantas savo, kad nori mane užblokuoti, taip kad nelabai. Nu kur tu sėjai prie manęs, aš tavęs labiausiai nenoriu. Ar greitai prisitaikote prie pokyčių? Ne. Ne, irgi. Ne. Nežinau. Jo, gerai. Ir paskutinis klausimas šios temos, paskui pereisim į klausimus dėl jubiliejinės tos. Taip, ar mėgstate mokytis naujų dalykų? PVZ? Ne. Ar jūs mėgstate ir PVZ? Jo. PVZ? Pavyzdžiui, ką žinau, kokį naują instrumentą išmokti arba panašiai. Ok, aš irgi. PVZ, fotografija. Žinoma, brolau, tu turėtai žinoti geriau negu aš. Aš. Piliškienė, Koks atsakymas? Nes man nepatinka kankinti. Ir dabar mini celebration klausimai svečiams, nes žinot, 10 serija jubiliejinė. Tai kas yra? Jubiliejus, reikia džiaugtis, tada. Aš nežinau. Taip, kaip jaučiatės būdami mūsų 10 serijos svečiais? Nu, aš nesvečias, o Nu jo, taip. Tai visų pirma, noriu pasakyti, kad labai didelis ačiū Deimantui organizatoriui, pagrindiniam ir vedėjui, bet turiu biškį pakritikuoti ir pasakyti, kad visiškai nieks nesikeičia kiekvieną seriją. Nu, klausimai biškį ChatGPT,
Atsakymai trumpi. Čia reikia daug kur tobulėti dar. 10 serija. 10 serija tobulėti, kaip tik į priekį, o net gal. Nu, bet galima įdomiau padaryti. Patys klausimai. Gerai, toliau. Atsiprašau. Taip, klausau. Gerai, man nepati... Ne, man... Ai, gerai. Aš jaučiuosi nuostabiai, naujai. Ir aš galėjau būti vienas iš jūsų, bet man nieks nesakė, nesiūlė. Taip, ar jums patinka būti tokia Milestone serijoje? Labai patinka. Ai, jau, tokie klausimai. Būtų buvę faina, jeigu būčiau kiekvienam. Bet, aišku, fainiai, normaliai. Jo, kitas klausimas. Gerai, ar turite palinkėjimą žiūrovams? Čia dabar visiems. Turiu. Turiu gero žiūrėjimo. Jo, subscribinkit ir komentuokit. Like, share, subscribe. Turn on the bell. Jo, turn on the bell. Eikit visi. Aš tikiuosi. Gerai, atsiprašau. Atsiprašau. Kaip taip įmanoma? Aš linkiu visiems gero savaitgalio ir gero vakaro. Gero vakaro ir gero savaitgalio. Ką palinkėtumėte ateinančioms serijoms ir jūs pačiams? Tikiuosi smagiai pabūs. Niekada nesakykit žmonių vardų, kurie nesą pasirašę. Sutikimo formos dėl vaizdo ir garso medžiagos naudojimo. Man šakės bus. Reikia skubėti, nes jau valytoja ateina. Jau valytoja buvo. Tai dar ateis. Kad būtų pasikūrę, kad nebūtų depresijoje. Kad... kaip... Nu taip, aš turėjau gerą priežastį dėl ko. Kitą kartą linkiu mane matyt, nes aš tikrai būsiu kitą kartą. Kitą kartą bus mano sesė. Nebenoriu, galit mane. Jei ši serija būtų šventė, koks jos vibes būtų? Daug pasigėrimų. Pagėrimų. Prasta šventė, nei kovos, nei čipsų nepavaišino. Ne, nu, klausimas, jeigu jinai būtų šventė. Visiškai prastas vedėjas. Nu, aš manau, kad čia labai toks depresiškas tas podcastas, tai būtų kokio šitą šventę aš pavadinčiau būtų šermenys ir mes dabar sėdėtume, valgytume gedulingų jo ir visi verktume. Ir tegul, ir aš atsiprašau, kad vėl kišu visur tą dalyką, bet tai ilsis yra ramybėje grikis. Žodžiu, story time'as, mes išvažiavom į Kauną, viskas buvo gerai, grįžom, jisai vos labai ten neblogai buvo ir tada jisai vis dūsta ir biškį minutę nekvėpuoja ir tada bando įkvėpti oro, kas jam neišeina ir mes vakar biškį pagerbkime jį minutės. Nu, o ne, ta prasme, jo, bet jam įgimta buvo. Nu tai pas mane šunį įgimta arkos operacija ir jis gyvas ir sveikas. Nu ne, o mūsų šunio taip ne. Tai nežvenk. Aš verkiu. Nebūtų šventės, nes nei maisto, nei nieko. Bet mes jau... Greičiau reikia išeiti. Papojam. Kas nori nepatogų krėslą? Sveiki visi. Toks žiaurus gyvenimas. Nes aš negailestingas tiesiog. Kas pritarė? Aš galiu paklausti labai... Klausk. Nepatogaus klausimų. Klaus. Ar tu matei? Man buvo priverstinai parodyti ją. Vardais neminėsiu. Visi sakė, kad padovanos, Tai jūs ten daug blogų dalykų buvo. Aš kokia man
Priversnai rodė. Į kadriuką. A, tik stovim. Taigi atsisveikinam su jumis iš mūsų antros studijos. Taigi mes linkime jums visko, ko geriausio, ko blogiausio, ko tik jūs tik norit. Ir kad kamuolys jūsų dabar neužmuštų. Tai va, viso.